Labas rytas, kas čia dabar? Šiandien yra trečiadienis ir pradedam naują vlogą, nes važiuosim į ligoninę. Ir dar turim šiokį tokį planų šią savaitę. Taigi praleiskim savaitę kartu. Aš pagaliau susiruošiau, nedažnai taip atrodo per vlogą. Nuvešim vaikus į mokyklą ir tada važiuosim į ligoninę. Reikia pakalbėti su urologist. Kas čia? Šokoladas. Viskas gerai. Tai va, važiuosim su juo pasikalbėti, o dėl ko mes su juo važiuosim pasikalbėti, aš jums vėliau papasakosiu. Kažką rado ir reikės operuoti, bet nepraeina infekcija, tai žiūrėsim, ką pasakė mokyklą. Aš grįžau namo. Uždėjau kepti mėsos gabalą, žodžiu. Jisai slow cooker 8 valandas keps. Tai apie 6 valandą turėsim vakarienę. Pasipuošiam namus. Čia turim, tada čia pabausis. Tai va. Varom į degalinę kavos ir tada važiuojam į ligoninę. Ryte pamiršau, nors darytas, bet prieš išvažiuoju. Nepamiršau, o tiesiog neturėjau laiko. Tai reikia susidėti auskarus. Važiuosim šeštadienį prasidurt 2 skilučių. Žodžiu, vieną čia, o kitą per šitą va taip pradursim, nes man labai galva vis daugiau paskauda, bet pilnai skaudėt nenustoja. Tai pabandysiu prasiverti tragus ir dieth. Bent taip angliškai jie vadinasi, prasiverti tas vietas, nes tipo jie turi padėti nuo galvos skausmų. Prasiverimai, aišku, vaistai, bet vaistų irgi nenori į save pumpuoti visada. Ir botoksas. Botoksas turi padėti su galvos skausmu, tai pabandysiu prasiverti tuos 2 punktus ausy ir pasižiūrėsim. Nes šiaip turėjau voucherį botokso, bet vietoj botokso pasirinkau prisipūsti lūpas, nes yra tų raukšlyčių, bet dar nenoriu botokso, nes po to žinau, kad aš priprasiu ir man bus labai gražu ir tada man tiesiog iš vienį reikės pildyti. Dabar kol neturiu ir nereikia. Na, bet jeigu padės su galvos skausmu, tai kodėlgi ne. Nu va, turim pakabuką, auskariukus, užsidedam laikrodį ir važiuojam kavos. Aš jau namie po ligoninės. Kodėl ligoniniai buvau? Kaip mano plaukai šiandien hair is hairing. Kodėl aš buvau ligoninėje? Taigi, turiu inkstuose akmenų. Turėjau prieš kokius 8-7 metus. Prieš 7. Ne. Nu, žodžiu, 7-6 metus vėl jos turiu. Prieš porą mėnesių man negalėjo padaryti operacijos, nes buvo infekcija. Infekciją reikia išgydyti. Išgėriau 7 dienų kursą antibiotikų. Tada vėl buvo skanas pasižiūrėti, ar padidėjo, ar jie pasišalino patys. Tai nepadidėjo, nepasišalino patys, dar mažesnių atsirado. Tai operacija bus kito mėnesio gale, jeigu viskas gerai ir nebebus infekcijų. Tai išgėriau tos antibiotikus, 7 dienas antibiotikus gėriau ir dabar duos kažkokį mažą antibiotikų dozę gerti 3 mėnesius. Nusiuntė laišką mano daktarui, aš tą laišką gavau prieš 2 mėnesius gal, mano daktaras prieš mėnesį. Nežinau, kaip aš jį pirmą gavau prieš daktarą, bet anyway, čia irgi. Tai išrašė man tos antibiotikus, bet neišrašė tų 3 mėnesių antibiotikų. Ir dabar, kai buvau, tada vėl dabar po ligoninės važiavau į polikliniką, vėl poliklinikoje laišką palikau iš daktaro ir tikėkimės, kad rytoj jau turėsiu tuos kitus antibiotikus ir galėsiu aš juos pradėti gerti, kad išsivalytų infekciją ir kad nieko nebebūtų ir kad galėtų man padaryti operaciją. Šiaip nėra labai geras laikotarpis, nes gruodžio mėnesis labai busy. Jeigu esat meistrė grožio srityje, jūs žinot, kokie busy būna gruodžio mėnesiai.
Tai tikiuosi per savaitę po operacijos atsigauti ir vėl grįžti į darbą. Šiaip visai nepykčiau, jeigu man to operacija būtų kokio sausio mėnesį. Tai va, turiu 20 minučių sutvarkyti virtuvę. Ir uždėjau mėsytę, kiek jai liko. 5 valandos, tai už 5 valandų turėsim vakarienę, toj parodysiu. Įdėjau didelį beef roasting joint su morkytėm ir svogūnais. Ir įdėsiu, dabar supjaustysiu bulvyčių. Įmesiu bulvyčių ir viską. Uždėsiu plovimą, susitvarkysiu virtuvę ir važiuosiu pasiimti vaikų. Nežinau, ką mes veikiam praeitą kartą, kai kalbėjom, bet mes grįžom jau namo po akrobatikos. Emilija laiko akrobatiką trečiadieniais, antradieniais vis dar lanko baletą. Ir iškepė mano mėsytę. Žiūriu, morkytės išvirusios. Aišku, kad išvirusios. Mėsytė tiesiog tirpsta burnoje. Dabar išėmiau bulvytės. Bulvytės tiesiog supjausčiau ir sumečiau su kura, nes bijojau, kad jos man be skuros pasileis. Parodysiu. Ir į skystį įdėsiu gravy granulių, kad biški tirštesnis gravis būtų. Turi mūsų bulvytės. Čia morkyčių dar plaukioja ir mūsų skystis visas skanusius. Čia mėsytę išėmiau, nes padarysiu greivį vidui. O mėsytę tiesiog, kaip čia dabar jums parodyt, reikia 2 rankų. Na ir neįs dabar parodyt, kaip jinai gražiai man tiesiog plyšta. Labai gražiai, labai skaniai. Aš tiesiog dievinu savo gert. Gerai, aš tiesiog dievinu mūsų slow cookerį. Dabar kaip tik naują nupirkau crock pot 5 ar 6 litrų talpos. Tai jinai yra daug didesnė negu ta, kurią mes prieš tai turėjom. Ir gali laiką nustatyti, tai nustačiau šiandieną 8 valandom. Tada, kai buvo likusios 2 valandos, tai 8 valandas ant žemos temperatūros, nes yra low ir high. Nustačiau 8 valandas žemos, kai liko 2 valandos, užstačiau ant high. Ir 10 ryto uždėjai prieš 10. 9, man atrodo. Ir va, 5:30 mes einam valgyti. Einam valgyti ir žiūrėti kažkokį filmą. Pagaliau penktadienis. Julius įsidažęs. Julius šiandien Supermanas. Ne Supermanas, sorry, Batmanas. Spider-Man. Spider-Man, parodyk. Emilija pasidažius, gražiai. Važiuojam man akis pasitikrint. Noriu dar į McDonald'ą būtinai. Ir noriu būtinai į Starbucksą. Noriu skanios kavos. Šiandien dar kavos kaip tik negėriau. Ir nieko nevalgiau dar šiandien. Vandens ir nagų dulkių, kol dirbau. Ne, dabar ruoškė. Nuo ryto iki 1:30 padirbau. Paėmiau vaikus iš mokyklos, nes šiandien anksčiau baigė. Ir dabar visą kitą savaitę neis į mokyklą. Tai mums prasideda savaitgalis. Užsuksim dar į Primarką. Su Emilija labai norim. Tai yra mano pinigėlė. Aš irgi. Julius su Emilija pasiėmė savo piniginės, nežinau. Nesijaučiu šiandien labai gerai. Dėl to nepasidažiau. Dar buvau užsidėjus džinsus, kol dirbau, bet labai pilva pučia. Tai užsidėjau tiesiog timpas, kedus ir va tokio megztinį. Čia vienas iš mano mėgstamiausių megztinių ir dabar kaip tik Halloweenas, tai jis labai labai tinka. Važiuojam. Mum atnešė maistą, o aš tiesiog kalbu su savimi kamerą. Jėzus Marija, kokia gėda. Tuoj pasakysiu. Emilija sako, man gėda. Ne, čia tava. Emilija sako, man gėda buvo, dabar tau gėda. Emilija irgi biški gėdos parduotuviai pasidarė savo. Buvom, galit valgyt, ką tai daryk. Duok keliu jame. Aš dabar galiu pinigti. Parduotuvėje Emilijai sako, ar nori mokėti... Ar nori mokėti cash? Ne. Nepasakot? Ne. Nepasakot? Ne. Na gerai, nepasakosiu. Tada Emilija sako, ten parašyta Love Big Ladies. Sakau, ką? Sako, ten parašyta, tipo, myliu didelės moteris. O ten buvo parašyta Love Big Lady. Ir dabar man sėdžiu, kalbu, va dėl to aš ir nevloginu ir nefilmuoju, kai būna parduotuvės arba dar kur nors. Aš pasiėmiau cheeseburgerį, cheese bites ir bulvyčių. Emilija turi happy cheeseburgerio happy mealą, Julius hamburgerio happy mealą, nes jis nemėgsta. Tai vat pavalgom dabar čia
ir važiavam namo. Julius nusipirko žaisliuką, tokį vorą su pulteliu ir namie nebeturim batareikų. Jo, tai mes einam per spalą naują mažų. Batareikų, mažų batareikų reikia, tai atvažiavom į Sparą batareikų. Buvom Primarke, Home Bargainse ir Tiki Max'e. Iš Primarko nupirkau tokią pižamą, čia jau kalėdinė dovana bus kolegijai, 14 svarų. Nupirkau savo pižamą, tokios kelnės ir balta maikė. Turim tokį vandens buteliuką. Iš Home Bargainso nusipirkom Stanlio džiupą. Stanlio kopį. Aš galvau, kad aš 2 kremus pasiėmiau. Tai pasiėmiau tokį korejietišką rankų kremą Moisture Milk Hand Cream. Iš tikrųjų, man įpakavimas tiesiog jau patiko. Buvo dar toks braškis, bet aš šitą pienišką kažkodėl pasiėmiau. Tada Julius Child's Farm kūno prausiklis. Ir tada nusipirkau kūno skrabą. Čia kažkas šlapia. Šitas gan skaniai. Žiūrėjau su lavender, bet nežinau kodėl pasiėmiau šitą. Kiek jis kainavo? 5,99. Tai matcha green tea ir macadamia oil. Ir paskutinis mano pirkinys, ar man jo reikėjo, turbūt nelabai, ar aš ją nešiosiu, dabar jau tikrai nešiosiu. Rankinukas. Buvo juodas. Pamačiau iš pradžių juodą ir jis man patiko, bet juodas buvo be šitų 2 priekį. Viskas, šiandieną baigta, ryte dirbam, o po to eisim į tatų studiją.